Namai – vieta, kur viskas yra taip, kaip turi būti. Čia mūsų pažmonės, kuriuos mylime ir kuriais pasitikime, čia jaučiamės stabiliai ir saugiai. Nors kai kurie tokius namus ir turi, tačiau anaiptol ne visi. Kiti gali būti netgi iš namų išvaryti ir priversti gyventi svetimame krašte. Tai vadinama tremtimi. Tremtyje viskas glumina, esi nežinioje. Biblinėme pasakojime kaip tik į tokią padėtį pateko ir izraeliečiai, užkariauti Babilono, gyvenantys tremtyje toli nuo tėvynės. Jiems teko klausti savęs, kaip čia atsidūrėme, ar yra vilties grįžti namo. Visas Biblijos pasakojimas yra sudėliotas taip, kad gvildentų šiuos klausimus. Visas? Rimtai? Taip, pažvelkime į pirmosios Biblijos puslapius. Kur gyvena žmonija? Na, labai gražiame sode, kuris yra jų namai. Ten jie gyvena su viena sąlyga, jei pasikliaudami laikysis vienintelio Dievo įsakymo, bet jie nesilaiko, to pasekmė išvarimas iš sodo. Tai jie ištremiami? Būtent, šis pasakojimas sukonstruotas taip, kad mus parengtų pasakojimui apie Izraelį. Jiems buvo dovanota pažadėtoji žemė, o gyventi ten jie galės tik jei ištikimai laikysis sandoros santykio su Dievu sąlygų. Jie to nedarė ir buvo išvaryti tremtin. Jei Izraelio tremties vis dar nesiejate su tremtimi iš sodo, pagalvokite apie tai. Prie kokio miesto statybų pradžios knygoje privedė žmonijos tremtis? Taip, Babilono. Tos pačios vietos, kur ištremiami izraeliečiai. Tačiau tuo nesibaigė nei vienas tų pasakojimų. Pirmojo Babilono atveju Dievas pašaukė Abraomą išeiti ir keliauti į pažadėtąją žemę. Tas pasakojimas turėjo suteikti vilties izraeliečiams, tuo metu gyvenusiems vėlesnio Babilono nelaisvėje. Galiausiai jiems pavyko išvykti ir grįžti į pažadėtąją tėvynę. Bet ir sugrįžus tai nebuvo namai namučiai. Jos vis dar valdė engėjiškos imperijos, o tauta toliau elgėsi nedorai kaip ir jų protėviai. Todėl bibliniai pranašai skelbė, kad tremtis nesibaigė. Kaip jie galėjo manyti esantys tremtyje, kai buvo namie? Išties tai labai svarbu. Hebrajų šventraštyje babiloniškoji Izraelio tremtis tapo kaiko visuotinesnio įvaizdžių. Tai tas nepritapimo jausmas, kai ilgiesi kažko daugiau, kad ir kur būtum. Suprantu, turiu puikius namus, bet jie pasaulyje, kuriame daug skausmo, sugadintų santykių, mirties, tragedijų. Visa tai vyksta ne tik dėl kitų, bet ir dėl mano kaltės. Taigi Biblijoje tremtis žmonijos būklė. Mes visi atkartojame tuos žmogaus sugedimo modelius, vedančius į Babiloną, iš kurio negalime ištrūkti. Kad ir kur gyventume, visi ilgimės geresnių namų. Izraelio šventraščiai skleidė viltį, kad vieną dieną Dievas atsiųs karalių, kuris išvaduos pasaulį iš visų mūsų pačių sukurtų Babilonų. Praėjus daugelį kartų sutinkame izraelietį vardu Jėzus Nazarietis. Jis klajojo be namų, skelbė didįjį atstatymą, tuos tikruosius namus, kurių taip ilgisi izraeliečiai ir visa žmonija. Jėzui tikrai rūpėjo žmonės neturintys namų. Jis priėmė svetimus, sakė, kad Dievo meilę parodai, kai pasikvietė atstumtąjį, iškėlė puotą žmonėms neturintiems savo vietos. Dar Jėzus teigia, kad Izraelis ir visa žmonija išklydo iš kelio, kad mūsų susitelkimas į save skatina mus statydintis netikrus namus, grindžiamus visuomeninė padėtimi ir galia. Tai neišvengiamai išstumia kitus. Gyvename savo susikurtoje tremtyje, o Jėzus sakė, kad tikrasis kelias į namus veda per silpnumą, tarnavimą ir atleidimą. Paskui Jėzus išėjo tremtin kartu su mumis, kad parodytų mums tikrąjį kelią namo. Kuris yra? Jėzus sakė, kad jis yra tas kelias. Jo gyvenimas ir pasiaukojanti meilė įrodė esantis galingesni už visos žmonijos nesėkmę. Jis atvėrė mums kelią į tikruosius namus. Atsidavę jam, Jėzus sekėjai atrado, kaip naujai būti žmonėmis. Jie tikėjo, kad prasidėjo tikrasis sugrįžimas iš tremties. Vadino save klajūnais ir prašalaičiais. Teisybė, jie sakydavo, šis pasaulis nėra mūsų namai, mes dangaus piliečiai. Taigi, Jėzaus sekėjai pasilieka tremtiniai iki dienos, kai Jėzus sugrįš perkeisti šio pasaulio į tikrus namus.